Gerą dieną, ponės ir ponai. Šiandien man vėl nuostabi diena ir vėl mes į kelionę. Pirmą mano išvyką jau matė 26 metų. Tai buvo išvyka į miško aikštelę, į buvusią sodybą. Tai neblogai ten pasisekė pakelt. O šį kartą važiuojam, pabandysim surasti seną eigulio namą, kuris yra miške. Nežinau, ar pavyks jį surasti, niekada ten nebuvau dar. Pirma tokia žvalgyba. Tikiuosi, kad surasim, tikiuosi, kad ten nebus kirtimo, išvartyti medžiai, kelmai ir kitur neįmanoma net normaliai paieškoti. O kaip čia šiandien seksis, pamatysit netrukus. Kol kas tiek, einam, ieškom, randam. Mišku man pėdi dar apie 2 kilometrus, bet nėra toks blogas tas miškas. Tai manau neprailgs tą kelionę. Manau, kad nuėjęs surasiu, ko tikėjausi, kad bus įmanoma pavaikščioti. Nereikės po visiškus kemsynus landžiot, kaip kartais tas būna. Oho, kad ąžuolas gražus ir didelis. Na ką, sutiksim jau greitai. Atvykau į tą vietą, kur buvo eigulio namas. O kaip mums čia seksis, ką surast, pažiūrėsim netrukus. Kol kas tiek, einam, ieškom, randam. Va taip va, ponės ir ponai, tikrai būna ne kasdien. Tai va, viena kapeika. Ir antra 1 kapeika iš vienos duobės. Tai va, reikia pasisukinėti. Aplinkui gal dar kažkas. Ir toj pačioj duobėj galimai dar yra. Super. Čia turim švarų signalą 95-97. Žiūrėk, kas čia mums gausis šitą. Miškuose 395-96. O dabar čia kažkas. Ponai ir ponios, tai pažiūrėsim, kas čia mums gausis. Čia kažkur. O čia. Tu velnas užkabinau dar. Va tokia va šaiba. Tai pavalysiu. Praktiškai jau nelabai kas ir liko iš jos. Dar matosi. Šarelis dar prasižiūri. Ir čia va 5 kapeikas tokio dydžio. Blemba biškį užkabinau, gaila. Bet ką padarysi. Gražuolė moneta. Įmam. Čia signalas 91-92. Žiūrėsim, kas po šitos va švarus signalas. Čia kažką va, matau jau va. Kas čia pas mus? Aha, čia pas mus 3 kapeikas buvo 5, dabar 3. Ne, 2 čia. 2 kapeikos. Irgi pavalysiu. Tiksliai dabar nematau 1,8 kažkas tai. O tokios va 2 kapeikos gražuolės. Įimam. Čia turim signalą. Tom 3, jis negiliai čia iš viso. Kažkur jaučiu.
Čia matau yra apvalus. Tai. Jo, 1832. Dieniška, va tokia va. Nikolajus I. Įmam. Čia turim signalą 93, 94. Šalia kažkur metalas čia dar yra. Pažiūrėsim, ar čia nuo metalo surūdijusi tas signalas. Ar čia kažkas įdomesnė. Savo dabytai turi būti. Čia kažkas dar net neiškasiau. A čia yra dar viena moneta. Jo, ir čia yra 2 kapeikos. 1,870 atrodo. Dar šitą neblogai išlikus. Patina gražiai užsidėjęs. Negaliu žiūrėti metų. 1,878, kažkas tai tokio. Na, tokia va moneta. Nebloga girininko sodyba buvo. Iš tikrųjų, turbūt ilgą laiką stovėjo jinai čia, nes ir 30 monetos 1832 buvo, matėt. Ir va, tokias va lenda. Sidabro kol kas nėra. Įimu. Signalas buvo 34, galvoju, čia paprasta kažkokia tai švininė plomba, bet gerai patrynė, ir jo, čia carinė plomba su dvigalviu ereliu. Neblogas radinys. Čia turim signalą 44, 46. Dar neiškasiau šio. O dabar turėčiau patiškas. Taip, toks pats ir liko, 44, 46. Na ir pažiūrėjom. Šarta čia tas sodyba buvus. O čia matau yra moneta. Tik dar nežinau kokia. Čia greičiausiai. Matau, kad su vyčiu. Truputį jo, čia 10 centų. Daugiau nebetrinsiu. Smetoniškų 10 centų. Čia signalas pusiauviai juoda. Šiandien 2,7 iki 7,2. 70, 74. 76 dabar rodo. Na, pasižiūrim. Sunku labai čia. Kas, nes iš arto tokios vagos labai gilios. Kuo? Nejaučiu šitą signalą. Dami. Atrodo buvo čia. O, čia kažkas. O, čia matau apvalus yra. Ir čia carinė 1 kapeika. Visų vienoda tokia patina. Įmam. Na ką, ponios ir ponai, tai tiek to šiandieninio kopo. Vaikščio čia žiauriai sunku išarta buvę. Čia tas Eigulio namas nemažas buvęs, tiksliau ne vienas pastatas čia buvo, jaučiasi, bet jisai nugriautas ir išartas. Tai pagal daiktus, kuriuos radau, galiu suprast, kad nesudegė ir nesusprogdino šito namo karo metu, bet išsikėlė paprasčiausiai apleido, nes nėra daugiau visokių tai daiktų mėtytus, jeigu būtų sudegęs. Tai ką čia monetas matėt patys, 3 po 1 kapeiką, 2 kapeikos, dieniška, dar porą ankstesnio caro monetų, smetoniška 1 moneta,
A čia šitų dalykų aš jums nerodžiau, tai antpirštis, įvarė kažkokia, rankenėlė nuo kažko ir va toks medalikėlis. Tai kaip ir minėjau, vieta žiauriai įdomi, čia dar reikės sugrįžti, bet sugrįžti čia galima tik pavasarį, kada sniegas sugulį tą visą žolę, nes čia labai daug tos žolės. Paviršių aš jau čia apdaužiau, bet dar čia darbo daug, čia vaikščiot ir vaikščiot, čia gali dar įdomių dalykų papult. Tai o kol kas tiek, likit visi sveiki, nei kamštelio visiems purite ir jau susitiksim greitai kitoj vietai. Tikiuosi, kad greitai pašils vanduo ir pabandysim vėl lysti į vandenį. Labai laukiu, kažkaip vanduo labai traukia. Tai tiek, iki.